mes visi čia esantis žinome, dėl ko mes susirinkom. Kinija irgi taip pat žino, dėl ko mes susirinkome, nes mes jau renkame ne vienerius metus. Šiandieną mes švenčiame 52-asias Tibeto didžiojo sukilimo metinės. Tai tos metinės, kai iš tikrųjų Tibetas mini kaip skausmingą praradimą, kaip savo galutinį laisvės praradimą. Ir situacija Tibete, kaip mes žinome, tik blogėja. Gal porą faktų norėčiau pasakyti, kad pernai metų pabaigos duomenimis Tibete buvo 831 politinis kalinys. Nežinau, dar kokiai valstybei tiek daug yra. Paskutiniais metais buvo sulaikyta daugiausiai stengiamasi sulaikyti intelektualus ir kultūrininkus. Tai praeitų metų duomenimis irgi yra sulaikyta apie 60 žmonių, kino režisierių, intelektualų, poetų, rašytojų. Turbūt mes visi prisimename filmą Leaving Fear Behind, Palikę baimę, kur buvo prieš olimpinės žaidynės, prieš neramumus Tibete, kur buvo kalbinti paprasti Tibeto žmonės. Tai tas žmogus, tas režisierius, jis šiuo metu yra sulaikytas ir jis turbūt nėra žinoma jo sulaikymo vieta. Tai va, ir norėčiau paminėti, kad kaip ir vakar Seimo parlamentinės grupės narė Dalia Kodytė, pirmininkė Dalia Kodytė sakė, kad pasaulyje dabar nėra nei tautų apsisprendimo teisės, nei net negerbimos pačios prigimtinės žmogaus teisės. Kinija iki šiol po 2008 metų sukilimo iki šiol neįleido į savo teritoriją tirti įvykių tarptautinių žmogaus teisų organizacijų. Žinoma, kaip sakant, Kinijos balsas yra toks stiprus, yra Jungtinių tautų saugumo tarybos nuolatinė narė ir aišku gali savo tai leisti. Bet mes tai žinome ir žino visas pasaulis. Mes atėjom pasakyti Kinijai, kad negalima taip toliau elgtis, mes turim priminti. Ir kol kai mūsų sąmonė pasikeis, gal pasikeis ir mūsų valdžios sąmonė, galbūt mes sulauksime ir mūsų valdžios palaikymo. Ir galbūt taip, kaip Dalai Lama 91 metais tikėjosi Lietuvos paramos, kai Lietuva buvo tik išsilaisvinusi ir iš tikrųjų galvojo, kad tie žmonės, kurie patyrė šitą priespaudą šitiek metų, panašiai ta istorija mūsų ir Tibeto yra labai panaši, tikėjosi iš mūsų paramos ir staiga mes savo laisvę pasiėmėm ir atsukom nugarą kitom tautom. Tai norėčiau pasakyti, kad niekada nevėlu atsigręžti veidų ir atsigręžti į tiesą, į teisėtus tibetiečių reikalavimus. Visi turbūt skaitė tokią knygą, tai yra Širdis, kur kalbasi tėvas Laurensas, katalikų dvasiškis ir Dalai Lama. Ir jisai klausia, kaipgi galėtų krikščionys, budistai ir kitų religijų išpažinėjai dvasinėmis ar kitokiamis priemonės padėti Tibeto žmonėms. Ir Dalai Lama atsako, kad Tibeto išlaisvinimo klausimas tiesiogiai siejasi su dvasinės laisvės ir su paties dvasingumo išlikimu Tibete. Todėl tai turi reikšmės ir visam pasauliui. Jei dvasingumas, nepaisant grėsmės, Tibete išliks, manau, kad ateityje tai labai padės kelią ne tik tibetiečių, bet ir kinų gerovę. Todėl manau, kad palaikant Tibetą nemažą vaidmenį gali suvaidinti ir kitų religijų tikintieji, religinės organizacijos bei visi, kuriems svarbus dvasingumas. Ką sako kiniečių Lao Tse išminčius apie kareivius? Kaip piketavom prieš keletą metų, skaičiau ir norisi vėl pakartoti. Taigi, Lao Tse, tarp visų blogio įrankių blogiausi yra kareiviai. Jie yra žmonių nekenčiami. Padorus žmogus vengia kareivių. Kareiviai yra blogio nešėjai, jie nėra džentelmenai. Kaip gerumas nugali brutalumą, kaip žuvis yra saugi giliame tvenkiny, taip aštrus, taip
Aštrus valstybės ginklai turi liktis niekam neatskleidžiamoje paslaptyje. Pergalė nėra jokio grožio ir naudos. Kas pergalę laiko grožio ir naudą, tas džiaugiasi žmogžudystėmis. Kas žavisi kraujo praliejimo, tas neturės sėkmės širdiems užvaldyti. Matyt, trūksta dangaus kareivių. Labai vienoj knygoj išleistoj 1974 metais Romoje Sileziečių rašo apie misionierius. Ir man užkrito tokia mintis, mažai gal kas ir žino, kad 17 amžiaus pradžioje toksai Andrius Rudamina važiavo į Kinijos Pairio Fukieno provincijai, Fučiavo mieste ir buvo tikras dangaus kareivis. Mirė tik 36 metų, bet turbūt ir mes, ir visi galim prašyti Tibetui laisvės, gailestingumo, nes atjauta ir gailestingumas to paties žodžio sinonimai.